Ką darai, kvailito? Atsiprašau, žiūrėk, kur eini. Nepamačiau. Lasdą nusipirk. Jau atsiprašiau. Dingties gausi. Galima? Sėsk. Pastrauk. Ką darai? Kodėl leidėsi taip žeminamas? Kas jis toks? Naudojasi tu, kad jo tėvo šitą mokyklą priklausė. Labai sekasi. Kodėl? Nežinai, kaip jis gyvena? Nežinau. Nežinai? Ne? Sonija Rei jį išlaiko. Šit kaip. Sonijas išlaikydėlis, negaliu patikėti. Tikrai? Taip. Jūs ketvirtokai? Taip. Eikit spinteles atidaryti, senis liepė. Laimės čia nieko dėtas. Aš irgi. Einam. Matot, Dudnofai, mes neturime mergaičių daiktų. Palaukit, dar nebaigiau tikrint. Alanisai, būkit geras, atidarykit. Kam? Vis tiek nerasit, ko ieškot. Aš pats nuspręsiu, atidarykit. Gerai, atidarysiu. Kas čia dabar? Oho! Alanisai, čia tai bel. Negi jums reiks aiškinti, kas čia, Alanisai. Nepatikėkite, ponio direktorių, nežinau, kaip jie čia atsirado. Aš tikrai nesu toks vaikiškas, kada patinius į spintelę susimešiu. Gerai, paaiškinsit mano kabinete. Aš tikrai jų neėmiau, patikėkite, ponio direktorių, nežinau, kaip jie čia atsirado. Į kabinetą pasakiau greičiau. Eik, bėgėt, iškrypėlį. Nutilkit, atiduokit tą patinius mergaitėms. Iš kur mums žinot, kieno jie? Gal pamatuot? Žiūrėk, čia mano. Čia tavo kelnaitės? Taip. Koks asilas pavojė? Javieras, kas būtų pagalvojęs? Siaubas, reikia viską išplauti. Reikia dezinfekuoti. Mieloji, palauk, galvoju tik apie tave. Atstok, Tomai, visai nesivaldai. Nebijok, tavo tėvelis susijęme su Javieru. Visai išprotėjai, palesk. Išdalink apatinius. Nusiraminsi, padėkit jam. Nepyk. Maksi, gerai, kad atėjai. Ačiū labai dėl tavęs nerimavau. Kas tau? Dar klausi? Aš nekvailys. Atėjau paklausti, kodėl vakar mane palikai ir dar mobilą išjungėjai. Ne, neišjungiau, jūs nusėdo. Ir tavęs nepalikau, argi nesupranti, kad čia nesusipratimas? Tikriausiai nesupranti, kad mano intelekto koeficientas aukštesnis už normalų. Mama visada taip sako, manęs taip paprastai neapgausi stole, tu išėjai su tuo niekšeliu ir nežinia kur. Taip, bet viskas ne taip, kaip tu manai. Ne? Francis mane supažindino su kosmetologija, kuri rūpinsis mano nuostabiu veideliu. Negalėjai palaukti ir manęs perspėt? Negalėjau, ji labai užsiėmusi. Jos kiekviena minutė suskaičiuota. Iki Brady. Ką pasakėjai? Brady, kai su mergaitėm apie tave kalbu, visada tave vadinau Bradu Pitu, nes tu jį panašus. Tokios gražios akytės, toks gražus veidelis. Tikrai. Manai. Manau. Atsiprašau. Atsiprašau, labai atsiprašau. Nesusivaldžiau. Gerai, atleisiu su viena sąlyga. Kokia? Nuvažiuok šituo adresu ir paprašyk kremo, kurio sukūrė kaip tik man. Ne, aš ką, tikrai nevažiuosiu kremo. Dar kas nors pagalvos, kad aš keistas. Klausyk. Kremo tikrai nevažiuosiu. Įrodyk man, kad esi drąsus. Nuvažiuok ir paprašyk, kad įdėtų į tamsų maišelį. Niekas nepamatys. Nuvažiuok, būk geras. Na, gerai. Aš tave myliu, labai myliu. Pumpurėlį, labai džiaugiuosi, kad mes susitaikėm. Aš irgi labai. Bėg. Mielasis, tu labai įsitempęs. Taip, mano nervai ant ribos. Ką man daryti? Ką žadi daryti? Pasikalbėsiu su Mija, jeigu išdrįsiu. Mielasis, važiuoju į mokyklą. Noriu su Marisita apie Hildą pasikalbėti. Gal važiuokim kartu? Norėčiau šiek tiek pabūti vienas. Pagalvosiu, kaip ją pasakyti. Reikia viską apsvarstyti. Tu jau tvirtai apsisprendei? Taip. Šiandien būtinai pasakysiu. Nebijok, mielasis. Viskas bus gerai. Manai? Taip, visai nebijoju. Susirask mane, mielasis. Grįšim kartu. Gerai, mieloji.
Iki brangusis. Ačiū už švelnumą. Labai laukiu vakaro. Mokysis? Ne, eisiu pas Manuelį. Dabar mano eilė. Aš irgi labai noriu. Ne, Felė, mes visi norim jį aplankyti, bet reikia leisti Miją vieną. Tegul pabūna su ja ir pagaliau prisimenu. Taip. Skambina. Mija, tau. Manuelis viską prisiminė? Ne, tėvelis. Kodėl padėjai? Tikriausiai skambina paklaus, kaip sekasi mokslai. Dabar mokslo metų pabaiga. Mija, atsiprašau, tau skambina. Matai, koks tas mano tėtis. Vis tiek prisiskambins. Ne, čia ne tavo tėvelis, o kažkokia Angelės. Nuo Manuelio. Paskambina. Pasikalbėkite, išeinu. Atsiprašau. Kalbėk. Alio? Angelės. Taip, čia Mija. Žinoma, pakviesk. Būk gera. Labas, Manu, kaip laikais? Daug geriau. Angelės man jau nuėmė dalį tvarščio. Mane labai sujaudino vakarykštis pokalbis. Kas, kad buvai įsimylėjęs? Taip, tokį įspūdį paliko, kad net sapnavau. Papasakosi, kai ateisiu tavęs aplankyti. Gerai? Tiek neišlauksiu, norėjau tavęs paklausti. Gerai, klausk. Kas yra Sabrina? Alio? Alio, Mija, girdi? Mija, uždaviau klausimą. Alio? Sabrina Kumelė, lakstanti žirginė. Jeigu prisimins tą paišą, tegul geriau niekada nieko neprisimena. Pasikalbėkime apie ką nors kitą. Skambinau, bet padėjai ragelį, norėjau pakalbėti, o tu nenorėjai kalbėti? Ne, buvau užsėmusi. Tik tu. Vis tiek atėjau. Prisimeni, kad reikia pasikalbėti, miloji. Prisimenu, tėvelį, bet aš labai suirzusi. Man labai daug kontrolinių, tikrai negaliu susikaupti. Labai svarbu pasikalbėti, dukrelė. Jeigu apie Soniją, viskas gerai. Ne apie Soniją. Apie tavo mamą. Ką? Aš tau melavau, dukrelė. Tavo mama nemirusi. Vertė Nomeda Viselytė, skaitė Vaida Damonytė ir Ida Žurdulis. Garso režisierius Andrius Paulius.